Žodžiu, taip, sveika, chebra. Tai esu aš Tautvydas ir tai mano pirmasis video. Tai yra pirmas mano video ir ką aš darysiu. Ogi aš nekursiu vlogo. Tai nėra vlogas. Tai yra tiesiog paprasti triukai su kaip pradanginti monetą, kaip ten kažką padaryti ir visą kitą. Žodžiu, ką aš darysiu. Tai, kaip sakiau, aš pradanginėsiu ten. Žodžiu, aš pabūsiu iliuzionistu. Iš tikrųjų, kiekvienas gali būti iliuzionistu, jeigu išmoksta tam tikrų triukų ar kažką panašaus, o šiaip su dar didesniais daiktais, o ne tokiais kaip aš. Tai yra monetos. Žodžiu, taip, ką aš galiu pasakyti? Aš triuko paslapčių neatskleidinėsiu, bet jeigu jums nesunku, tai jeigu jūs triuko paslaptį žinote, tai prašau, nerašykite į komentarus, kas per triukas. Tai yra, kaip aš jį padarau. Ir jeigu jūs labai prašysite manęs, tai aš, tikrai atskleisiu jo paslaptį. Taigi, pirmas triukas. Man reikės vienos didelės monetos ir vienos mažos monetos. Šitą monetą aš uždėsiu tai yra ant didesnės monetos. Ir ką galiu pasakyti? Aš ją dabar nuimu, gerai? Ir padedu ją čionais. Va, aš jos neturiu. Aš ją padėjau. Ir dabar taip. Ir pū. Viena moneta atsirado čia. Neiškrito man tiesiog. Net pati iššoko. Tai šitas triukas yra labai paprastas. Aš jo neatskleidinėsiu. Ir ką galiu dar pasakyti. Dabar žiūrėkite. Tai yra vienas iš mano mėgstamiausių triukų, kaip pradanginti monetą. Ir pradedam. 1, 2, 3. Dingo. Moneta dingo. Jos aš nebeturiu. Viskas. Va. Neturiu. Va. Žodžiu, taip, ką aš dar darysiu? Taigi, dabar man reikės litų. Aš padarysiu, kad šita moneta eitų kiaurai į stalą. Tai, kad šita moneta ir aš ją sugaučiau. Žodžiu, aš galiu atsiraitoti rankoves, jeigu jūs norite, aišku. Galiu ir, aš nežinau. Žodžiu, taip, aš jas atsiraitosiu. Ir dabar taip. Ką aš darysiu? Tai, kaip sakiau, aš padarysiu, kad šita moneta eitų kiaurai į stalą. Taigi, dabar aš ją pasiemu ir padarau taip. Ir pasiemame ir moneta atsirado čionais. Kaip aš tai padariau, tai aš dabar nesakysiu, kaip aš tai padariau, bet iš tikrųjų, jeigu jūs labai prašysite, o gal netgi jau pastebėjote, kaip aš tai padariau, tai nežinau. Tai jeigu aš jau pastebėjote, tai nerašykite į komentarus. Aišku, gerai. Taigi, tai mano buvo pirmas video ir labai ačiū, kad žiūrėjote. Subscribinkit, spauskit like ir komentuokite video. Taigi, ačiū jums.